Ar yra rekomenduojamas kreatino monohidratas moteriams menopauzėje? Atsakymas – taip, taip ir dar kartą taip. Kreatino monohidratas ne tik, kad padeda palaikyti ir padidinti raumenų masę ir jėgą, bet turi ir kitos naudos mūsų organizmui. Kaulų sveikatos stiprinimas, kognityvinių funkcijų palaikymas. Ir taip tyrimai rodo, kad kreatinas gali pagerinti smegenų veiklą ir ypač naudingas moterims, kurios patiria daug streso. Kreatinas gali pagerinti nuotaiką ir sumažinti depresijos simptomus. Taip pat kreatinas suteikia energijos raumenų ląstelėms ir tai gali padėti jums jaustis energingiau ir sumažinti nuovargį. Rekomenduojama dozė yra 3-5 gramai per dieną. Kreatinas yra gerai toleruojamas daugelio žmonių, bet jeigu turite tam tikrų sveikatos problemų, tai būtinai pasitarkite su savo sveikatos priežiūros specialistu prieš pradedant naudoti. O jeigu dar neturi, tai labai rekomenduoju tau Menopauzės Wellness dienoraštį. Jame galėsi sekti fizinius, emocinius simptomus, rasi atmintinę, kuri pravers einant pas sveikatos priežiūros specialistą. Taip pat galėsi sekti ir maisto papildų efektyvumą.